Noriu greitai pademonstruoti, ką aš vadinu funkcionalia svetaine. Tai yra aiški konversijų optimizacija, kur turime aiškius call to action mygtukus. Tai yra užklausos forma, aktyvus skambinimo mygtukas, dar vienas pop-up, kur galima gauti nemokamą auditą, bei SMS chatas puslapio apačioje. Pažiūrėkim, kaip veikia SMS chatas. Čia iš karto klientui parodome, kad reaguojame iš karto į bet kurią užklausą per 1 minutę. Taigi ir pabandom. Taip, ir o štai kokią SMS gauna klientas į savo telefoną. Iš pradžių mes būsim informuoti, kad kažkas parašė žinutę per chat widget, o po to gauna štai klientas. Gavau jūsų žinutę per chatą, kaip galėčiau padėti. Donatas. Matom akivaizdžią klaidą, o jis padarytas specialiai tam, kad galėtumėm po 15 sekundžių vėl nusiųsti automatinį SMS-ą, kad atrodytų, lyg klientas bendrauja natūraliai su žmogumi. Štai netrukus kelios sekundės ir klientas gaus štai tokį SMS-ą. Sorry, įsijungia, tai kokios paslaugos jums aktualios. Kad ir koks paros laikas bebūtų, ar kuo aš bebūčiau užsiėmęs, klientas jau bus duomenų bazėje ir mus skirs tik vienas SMS-as, po kurio vėl pratęsim bendravimą. Šį bendravimą galima matyti per appsą, taip pat kompiuteriniai sistemai, o visą šitą SMS chatą galima instaliuoti į bet kurią svetainę ir taip pat nustatyti visus automatizuotus procesus bei naudotis appsu. Taigi patestuokim, kaip veikia ši užklausos forma. Suvedam duomenis ir parašom kažkokį tai elementarų įrašą, kad ir iš paslaugos LT, kurį paskutinį gavau. Nukopinam tiesiog ir klijuojam. Pasirenkam taip pat, kad Facebookas ir SEO paslaugos. Taip, siunčiame. Štai, žinoma, nueinam į thank you page, kur taip pat klientas nieko nelaukiant gali užsiregistruoti Zoom pokalbiui dėl paslaugų demonstracijos. Taigi, noriu, kad suprastumėt, kas ką tik įvyko. Tas klientas, kuris užpildė šią formą, iš karto atsirado mūsų duomenų bazėje. Kliento galimybių kelyje su visais galimais scenarijais ir ši gauta užklausa buvo nusiųsta apdoroti dirbtiniam intelektui, kuris net per 30 sekundžių sugeneruoja ir nusiunčia ne šiaip savo paprastą tekstą, bet tobulą atsakymą į visus klausimus ir atrodo labai natūraliai. Na, o kas įvyksta, kai klientas atrašo į mūsų siųstą pasiūlymą? Tai ir pabandykim padaryti. Visų pirma, pasikeičia kliento kelias. Sistemoje būsime informuoti, kad apie atrašymą, taip pat ir elektroniniu laišku, siųstą pasiūlymą, bet skubėti mums niekur nereikia, nes čia ir vėl mums pradeda automatizuoti procesai. Kai tik pasikeičia kliento kelias ir gauna atitinkamą žymą, jam po 3 minučių bus nusiųstas gražus, natūralus laiškas su kvietimu į Zoom pokalbį. Štai kokį laišką gauna po 3 minučių.
Taigi, gavęs klientas nuorodą pokalbiui, galime taip pat užsirezervuoti ir pažiūrėti, kuom viskas baigsis. Pasirenkam laiką, pildyti duomenų nieko nebereikia, viskas išsaugoma automatiškai ir užsirezervuojam savo laiką. Dar vienas thank you page'as. Mūsų sistema turėtų vėl pasikeisti sekantį žingsnį. Taigi perėjo į kitą žingsnį, užsiregistravo į Zoom pokalbį. Taip pat matome, buvau informuotas ir aš, kad klientas užsiregistravo. Taip pat ir Laura. Ačiū. Pasirodytų Zoom pokalbėje, mes jam vėl paskirsime automatizuotus procesus, kurie seks bent 3 kartus, arba daugiau, arba mažiau, viską galima nustatyti, kaip tik norim. Priminimas prieš parą e-mailų, priminimas man, priminimas klientui, priminimas prieš valandą e-mailų. Galima taip pat ir SMS-ą pridėti, ir voicemailą pridėti, bei likus 5 minutėm iki susitikimo dar gaus SMS-ą. Taigi neliks pamirštas ir tikrai gaus tiek priminimų, kiek reikia. Jei klientas neatrašo, tai prasideda dar kiti automatizuoti procesai. Jei po dienos neatrašė, siunčiame vieną e-mailą su priminimu ar peržiūrėjo. Jei neperžiūrėjo, mes viską tai matome. Jei nereaguoja, tai siunčiame SMS-ą. Jei sureaguoja į SMS-ą arba į tą patį e-mailą siųstą, tai vėl mes perinam prie to pačio Zoom pokalbio pasiūlymo, kad užsiregistruotų. Jei nėra atsako, tada ir vienu ir kitu atveju mes pridedam jį į follow-up automatizaciją, kur vis tiek kažkada pasiūlysime būtent tai, ko jam reikia, kad taptų mokiu klientu.